Sveiki, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Na, o šiandien aš kalbėsiu apie tai, ką svarbu paminėti preliminarioje pirkimo pardavimo sutartyje, kad vėliau ateityje nekiltų kažkokių nesusipratimų darant sandorį pas notarą. Pasirašydami sutartį su pirkėju, būtinai nurodykite perkamo turto kainą ir atsiskaitimo sąlygas. Tai yra terminus, kokiomis dalimis ir kaip bus sumokėta jums. Sutartyje, žinoma, taip pat nurodykite mokamo avanso dydį. Kad vėliau nekiltų nepageidaujamų rūpesčių, numatykite sąlygas, kas būtų tuo atveju, jeigu pirkėjas atsisakytų pirkti. Sutartyje svarbu nurodyti, koks konkrečiai turtas perkamas ir kokio jis yra dydžio. Pavyzdžiui, kad vėliau nekiltų nesusipratimų, paaiškėjus, kad pirkėjas buvo išgirdęs kitokį plotą, kitokį išplanavimą ir panašiai. Šiam kartui tiek. Jeigu turite man kažkokių klausimų, galite drąsiai man skambinti žemiau nurodytų telefonu ar parašyti man elektroninį laišką. Sėkmės!